Patekęs į prekybos centrą ir bandydamas atrasti savo geriausią produktą, turi gerai pasukti galvą. Ypač jei nori savo organizmą pamaloninti kuo mažesnę chemikalų porciją. Ką daryti? Ko ieškoti? Duonos ieškom. Normalios, be cukraus. Ir be saldiklių, be nieko. Normali ruginė duona. Išperku šitą. Viso grūdo ruginė be pridėtinio meliūriškai ant raugo. Stengiuosi rinktis ekologišką. Gal va šitą 3 grūdų. A ne? Šitą paimsiu. Šitą. Va. Tikrųjų, būtų kitokios sąlygos ir kiti atlyginimai, aišku, priimtumėte geresnis produktas. Nėra kalbų. Bet žinokit, skonio reikalas. Aš matau, kaip sakyt, aš va tą baltą retai, kaip aš daugiau orientuojuosi į juodą duoną. Iš viso baltos beveik nevalgau. O jeigu balta, tai kažkokiais į priedais. Ta prasme, kad būtų arba sėlenų, arba kažko tai vat. Sėklų, taip. Kaip supratote, šiandien mūsų tema ekologiška duona. Gal duona pati savaime ekologiška, gal net neverta skaityti jos aprašymų. Nuomonę pasidalins Lietuvos vegetarų asociacijos prezidentė Ksavera Vaištarienė. 1976 metais susirgusi keliomis nepagydomomis ligomis, pakeitusi gyvenimo būdą, šviesdama visuomenę šiandien sulaukusi 82 metų ir rytais bėginėjanti Vilniaus Lazdynų takeliais. Kodėl žmogui reikia ekologiškos, su visomis luobelėmis sumaltų grūdų duonos? A iš kur jis gaus B grupės vitaminus? Čia jau tokie svarbus vitaminai. Čia nervų sistema kenčia tada. Jeigu jau šitų ypač apvalkalėlių, jeigu tas visas sėlenas nuimti, tais miltais tik tai ten cukriukas kažkoks dar, tai jau žmogus tikrai sveikatos neturės. O čia pati sveikata, čia B-prim, B2, B3, 6, paskui nikotino rūgštis tokia reikalinga. Tai čia yra 10 tų vitaminų, būtent va šitoj duonui. Va dar juodoj, tai dar gal daugiau. Taigi, ekologiška ir neekologiška duona pirmiausiai skiriasi tuo, kad ekologiškai užauginti rugiai ir kviečiai sumalami neišmetant naudingų luobelių su visais naudingais elementais. Pereikime ekologiškos 3 girnų duonos keliu Plungės kepykloje. Čia yra ekologiški viso grūdo ruginiai miltai. Čia yra sumaltas visas grūdas, neatskiriant nei viena jo dalelė. Tai yra gemalas, luobelė, kur yra iš tikrųjų mums naudinga organizmui. Ir ruginiai, ir kvietiniai miltai čia patenka iš sertifikuotų ekologiškų malūnų. Iš ekologiškų ūkių atkeliauja ir įvairūs priedai dedami duonelę. Moliūgų sėklos, linų sėmenys, saulėgrąžos, kmynai, sezamo sėklos, sėlenos, daiginti rugių grūdai. Pats tobuliausias maistas tai sėklos. Jas reikia kokius 2 šaukštus į dieną kiekvienam suvalgyti maltam pavydale. Po šaukščiuką ten tą arbatinį, 4 šaukšteliai gali susimalti ir kiekvieną rytą su vandenuku ten užpilti, tai gausi 2 normas geležies, gausi omegas, gausi visas 100 mikroelementų, ko nėra pas žmonės. Šitą duoną iškepusi, jos ir struktūra, ir skoninės savybės bus iš tikrųjų skirsis nuo eilinės duonos. Tai šitoj duonoj labai daug įdėta žmogaus rankų ir meilės, nes ir sakoma yra, duona kepti tai yra menas, reikia labai daug meilės jai. Čia yra duonos kepimo pradžia. Ši duonelė ekologiška su sėlenomis keps 42 minutės. Tai yra paskutinis etapas prieš patenkant mūsų pirkėjui. Duona yra raikoma, fasuojama, susveriama, kiekvienas kepalėlis sudedamas į dėželę ir išvažiuoja mūsų pirkėjui. Iš viso 10 skirtingų rūšių ekologiškos duonos iškeliauja valgytojams. Pamenate, laidos pradžioje viena pirkėja sakė, kad pirktų tik ekologišką produkciją, jei ilga leistų tai daryti. Tikrai juk neteisinga, jei švarios produkcijos žmogus negali įsigyti, nors to jam dėl sveikatos būtinai reikia. Ir štai ekologiškų produktų brangumo tradicija sulaužyta. Tamsią ekologišką duoną galima valgyti už paprastos duonos kainą. Skanaus.